Taigi, sveiki visi. Šiandieną yra rugpjūčio 24 diena. Ir truputį Lietuvos orai nestebina, ganėtinai vėsokai yra lauke. Tai šiandieną, kol lauke yra bjaurus oras, lietus lyja, nusprendžiau įsivalyti krosnelę. Nuotraukas pamatysite, įdedu. Apaugę tikrai nemažai buvo ne kosmosas, bet nuo gaisro tų tokių visokių atvejų apsisaugoti tikrai reikėtų. Tai žodžiu, krosnelė išvalyta ir dabar parodysiu, kaip daugmaž aš viską dėliojuosi, kokį pasidarysiu tą vėl pirmą užkūrimą, pasišildymą po vasaros sezono. Taigi, viskas prasideda nuo pačių smulkiausių. Kaip sakant, aš ganėtinai viską paprastai darausi. Keletą tokių čiučių stambesnių pagaliukų įsidedu ant dugno. Iš to, ką turiu, realiai viskas eina iš po namo statybų, gražesnė mediena, lentos jau, kurios buvo panaudotos, išdžiovintos. Viską tai dabar naudoju prokuroms. Yra graži mediena, be lako, be dažų, be nieko. Tiesiog reikia sunaudoti, kam išmesti, kai galima sunaudoti. Dedu porą štai tokių kaladėlių. Atidarytą sklendę. Užsikuriu degiklę ir pridegu kaladėlės. Su tom kaladėlėm ganėtinai viskas paprastai užsidega, nereikia jokių laikraščių, nieko sandėliuoti, ypač aš dažniausiai jas perku po vasaros sezono, kai yra didžiausi išpardavimai, po 50, 60, 70% nuolaida. Tai realiai vieną pakotę tų uždegiklių turbūt nei eurą net nekainuoja. Tai va, dabar susidėjau uždegiklius, pridegiklius ir kraunu smulkesnius pagaliukus. Viską dedu bokštelę tokiu principu, kad gautų oro, bet to pačiu ir įsidegtų. Kai viską sudedu,